Labadiena, sveikos atvykusios į 12-ąją treniruotę Kitaip mankštą 26-ai ciklo dienai. Šiandieną mobilumas, aktyvacijos ir įvairus judėjimas. Mūsų treniruotė užtruks 22 minutės su apšilimu ir visais pratimais. Pratimų nekartosime, atliksime po vieną kartą visus pratimus. Taigi keliaujame apšilti, pozicija 4, atliksime katė karvė 5 kartai. Kojos plačiau, įkvėpimas, susiriečiame, viskas į viršų, iškvepiant, išsiriečiame, atsidarom, įkvėpimas į viršų, dubenį paduokite link savęs, iškvėpimas, išsiriečiam, įkvėpimas, susiriečiam, iškvėpimas, išsiriečiam ir įkvepiam, susiriečiam, iškvepiam, žemyn. Dar kartą įkvėpimas, susiriečiam ir iškvėpimas, išsiriečiam. Gerai, dabar keliaujame į kūdikio pozą, keliausime į priekį. Taigi įkvėpiam, su iškvėpimu atsidarom, dubuo žemyn. Ir vėl keliaujame atgal. Įkvėpiam apačioje ir iškvėpiame priekyje. Vėl įkvepiam ir iškvepiam atgal. Įkvepiam apačioj, iškvepiam pirmin. Įkvepiam viršui, iškvepiam apačioj. Siūbuojam pirmin, atsidarom ir keliaujam ant kulnų atgal. Ir siūbuojam pirmin, atsidarom ir keliaujame atgal. Susikoncentruokit į klubų darbą. Atsidarom, neišlaužkit nugaros, sklandus judesys, atgal, dar porą, pirmin, sklandžiai, švelniai savo, atgal, na paskutinis, pirmin ir atgal. Gerai, dabar pakilame į viršų, atsiklūpėme vieną koją, tempimas šiame pratime turėtų jaustis nuo kelio per šoną iki pat viršaus, taigi stumėme dubenį į priekį, pasvyrame, ir svyrame atgal, ištiesiant priekinę koją. Svyrame pirmin, pasvyrame į šoną ir atgal, pirmin pasilenkiam. Į priekį prasistumėm ir atgal. Į priekį įkvepiam, atgal iškvepiam. Ir į priekį ir atgal. Gerai, dar kartas pirmin ir dar kartas atgal. Ok, keičiame pusės. Kita koja priekyje, rodau iš priekio, kad geriau matytumėt. Ir važiuojam pirmin, pasvyram ir keliaujam atgal, priekinė pėda ant kulno. Važiuojam pirmin ir atgal. Pirmin, tempimas keturgalviui. Atgal, tempimas priekinės kojos galiniai daliai. Pirmin, atgal. Važiuojam, pirmin, iškvepiam atgal, dar kartas. Pirmin, įkvepiam, atgal, iškvepiam. Gerai, paskutinis apšilimo pratimas, atsigulame ant nugaros. Atliksime dubens tiltą vieną koją plus rotacijos. Užsimetam vieną koją ant kitos. Dabar keliame dubenį į viršų, nuleidžiame, sukasi keliai į viršutinio kelio pusę. Grįžtam į centrą, keičiam pusės. Pakeliam dubenį į viršų, suimam sėdmenis, nuleidžiam, sukam kelius į viršutinio kelio pusę. Grįžtam, keičiam ir keliam dubenį į viršų, nuleidžiam, pasisukam su keliais, žiūrim į priešingą pusę. Grįžtam, keičiam, pakylam į viršų, leidžiamės, pasisukam. Gerai, dar po kartą grįžtam ir pakylam, nusileidžiam, pasisukam. Gerai, paskutinis keičiam ir pakylam, nuleidžiam, pasisukam.
Gerai, ačiū, apšilimas baigtas, dabar pirmasis pratimas. Kaip minėjau, neatliksim daug serijų kiekvienam pratimui, vieną kartą pratimą praeisime ir keliausime toliau. Taigi pirmasis pratimas - tiesios kojos kelimas, čia keturgalviai. Atsisėdame, tiesi koja, kita koja sulenkta ir ją apkabinkite. Tiesia krūtinė stengiamės sėdėti. Tokioj pozicijoje stengsime keltis tiesia koja į viršų 10 kartų kiekvienai pusiai. Gerai, pasiruošiam. Važiuojam. Ir 1, ir 2. Jeigu atsilošite, bus lengviau. 3, ir 4, ir 5. Išsitieskit. 6, ir 7, ir 8, ir 9, ir 10. Ačiū. Keičiame pusės, išsitiesiam. Ir važiuojam. 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, ir 7, ir 8, ir 9, ir paskutinis op. Ačiū. Galėjote pajusti skirtumą pusėse, visiškai normalu. Keliaujame į poziciją 4, atliksime paukštis šuo pratimą. Priešinga ranka, priešinga koja. Keliame galūnes į viršų, ištiesiame ir susirečiant pasiekėme alkūnę su keliu. 10 kartų kiekvienai pusiai. Pasirinkite pusę ir važiuojam. Ir išsitiesiam, grįžtam, sulečiam alkūnę su keliu. Išsitiesiam, įkvepiam, susirečiam, iškvepiam. Išsitiesiam, tiesi koja, grįžtam, paliečiam. Išsitiesiam, grįžtam, paliečiam. Išsitiesiam, grįžtam, paliečiam. Ir išsitiesiam, sklandus judesys, grįžtam, paliečiam. Kontroliuojam judesį, grįžtam, paliečiam. Įsivaizduokit, kad judate kisieliuje taip lėtai ir grįžtam. Dar porą išsitiesiam, grįžtam ir paskutinis išsitiesiam ir paliečiam. Gerai, atsipalaiduojam, keliaujame į kūdikio pozą, šiek tiek nukrauti nugarą. Ir grįžtame į poziciją 4 kitai pusiai. Pasiruošiam ir išsitiesiam ir sulečiam kelių su alkūne. Išsitiesiam ir sulečiam. Išsitiesiam ir sulečiam. Neskubėkit, išsitiesiam, bet neišsirieskit, grįžtam. Išsitiesiam, sėdmenuką pajauskit, grįžtam. Išsitiesiam ir grįžtam. Išsitiesiam, sklandus judesys, grįžtam. Išsitiesiam, grįžtam, dar porą, išsitiesiam, grįžtam, paskutinis, išsitiesiam, paliečiam keliuką ir ačiū. Kūdikio pozoje atsigaunam. Sekantis pratimas - kojų tiesimai dubens tilte. Atsigulame ant nugaros, kojos sulenktos, remiamės pilnai pėdomis, kojos kartu. Iškelsime dubenį į viršų ir pakaitomis tiesime kojas, nekeliant kelių į viršų. Pagrindinis dalykas - klubai užtvirtinti. Taigi pakylam ir tiesiam, keičiam, tiesiam, keičiam. Tiesiam, keičiam. Neskubėkit, kontroliuokit. Tiesiam, keičiam. Ir tiesiam, įtempiam sėdmenį. Tiesiam, keičiam. Žiūrėkit, kaip kelio neiškeliu. Tiesiam, keičiam. Tik ištiesiam koją, niekur nekeliam. Tik ištiesiam, grįžtam. 10, ištiesiam, grįžtam. Dar 10. Tvirti klubai. Grįžtam, nesiūbuojami šalis, grįžtam ir laikom,
grįžtam, stebėkit savo klubus, laikom, grįžtam, keičiam, opa, klubai aukščiau šiek tiek, keičiam, opa, grįžtam, dar liko 4 ir 3, išlaikom iki galo ir 2, grįžtam, dar 1, opa, gražiai ir nusileidžiam. Ačiū, atsipalaiduokit. Sekantis pratimas – menčių atsispaudimai. Keliaujame į poziciją 4. Tokioje pozicijoje laikome tiesias rankas ir judėsime tik tarp pečių. Tai reiškia, kad leidžiame žemyn su viršutinė dalim ir išstumėme ją į viršų. Tik tai tarp pečių judesys. Ane? Petys aukštyn žemyn. Mentis turit jausti. Visą tai darysime prikėlus kelius. Jeigu galite 10 kartų. Pasiruošiam, prikeliam kelius ir važiuojam. Švelniai 1, išstumėm op. Ir žemyn 2, išstumėm op. Ir 3, opa. 4, opa. Ir 5, opa. Dar 5 liko. Opa, išstumėm. Ir 4, išstumėm. Ir 3, išstumėm. Ir 2, išstumėm, paskutinis, išsistumėm, ačiū. Nuleidžiam kelius, keliaujam į kūdikio pozą, nukrauti nugarą ir atpalaiduojame riešus. Toliau teks būti atsirėmus, tad paruoškite riešus darbui. Sekantis pratimas – kojos kėlimai atgal. Taigi grįžtame į poziciją 4, ištiesime vieną koją, laikant tiesų korpusą ir kojų pirštus nukreiptus į nosį, kelsime 15 kartų vieną koją į viršų. Ir kartosime žinoma abiems pusėms. Pasiruošiam ir važiuojam. Ir 1, ir 2, lėtai grįžtam. Ir 3, lėtai grįžtam. 4, ir 5, ir 6, ir 7, ir 8, ir 9, ir 10. Juosmenys tvirti. Ir opa, sėdmenukas opa, ir liko 3, ir 2, tiesi kojytė, paskutinis, ačiū. Gerai, atsiklūpiam, nukraunam nugarą, atpalaiduojam riešus. Ir kylame į poziciją 4, kitai pusiai. Ištiesiame koją atgal, kojų pirštai nukreipti į nosį. 15 kartų važiuojam. Ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir 5, ir 6, ir 7, ir 8, tiesi kojytė, 9, tvirti korpusai ir 10. Galvos nenukabintos, liko 5. Ir tiesi koja 4, lėtai leidžiam. Ir 3, lėtai leidžiam. Ir 2, lėtai, paskutinis, ačiū. Sekantis pratimas bus kiek sudėtingesnis, bet parodysiu, kaip atlikti. Vėl keliausime į poziciją 4 ir atliksime hidrantą kryžiuojam. Taigi, poziciją 4 dirbsime su kairė koja. Dabar kairės kojos kelį užkryžiuojame už dešinės kojos atgal, pasvyrame ir atidarome į šalį. Užkryžiuojame atgal, pasvyrame su rankomis atgal ir atidarome į šalį. Sėdmenuką turit jausti 10 kartų kiekvienai pusiai. Pasiruošiam ir važiuojam. Su dešinė užkryžiuojam ir atveriam į šalį. Sulenkiam 90 laipsnių koją, užkryžiuojam ir mojam į šalį. Lėtai, lėtai dirbam, kontroliuojant. Užkryžiuojam, iškvepiam, mojam į šalį. Ir kontroliuojam, kryžiuojam. Ir grįžtamojam į šalį. Kontroliuojam, kryžiuojam ir mojam į šalį. Ir kryžiuojam, dar 5 liko ir mojam į šalį. Dar 4, užkryžiuojam
Ir mojam, atveriam kojytę ir kryžiuojam. Ir atvedam į šalį. Ir kryžiuojam. Mojam į šalį 90 laipsnių kojytę kampu. Paskutinis kryžiuojam. Ir mojam į šalį. Gerai, ačiū. Atsipalaiduojam. Ir grįžtame į poziciją 4 kitai pusiai. Rodau iš šono, kad matytumėte, kaip kryžiuoju ir kur keliauja kelis. Ir pakeliam kojytę. Važiuojam. Kryžiuojam ir atveriam į šalį. Kryžiuojam atgal ir atveriam į šalį. Ir kryžiuojam atgal ir atveriam į šalį. Gerai, kryžiuojam, pasvyram su rankytėm šiek tiek atgal, pasiekėm kelių žemę ir mojam į šalį. Ir kontroliuojamai koją judiname ir mojame į šalį. Dar 5 liko. Atgal, kontroliuojam, užfiksuojam ir mojame į šalį. Įkvepiame atgal, iškvepiame mojant į šalį. Dar 3 liko ir atgal ir į šalį mojam. Dar 2 liko, užkryžiuojam, kontroliuojam judesį ir atmojam į šalį. Paskutinis kryžiuojam ir mojam į šalį. Ačiū. Sunkios kojytės, žinau. Atsipalaiduojame kūdikio pozoje. Dar porą pratimų liko ir bus viskas. Dabar kylame į poziciją 4. Atidarysime kelius į varlytės poziciją ir šioje pozicijoje atliksime klubo vidinę rotaciją. Pėdos padėtos ant šonų. Ir užlaikant korpusą tvirtai kelsime kulną į šalį, rotuojant klubą ir kelį. Va taip klubo neleiskite žemyn. Gerai? 10 kartų kiekvienai pusiai. Įsitaisome savo patogiai ir važiuojame. 1. Grįžtam. Žiūrim į tą kulną. 2. Grįžtam. Tik tai kulnas. 3. Kontroliuojam. Ir 4. Grįžtam, kiek išeina. 5. Neperspauskit. Ir 6. Ir 7. Kontroliuojam, neskubėkit. 8. Rankytės tiesios. 9. Grįžtam, paskutinis. Ačiū. Suglaudžiame kelius, šiek tiek atsipalaiduojam. Riešus irgi atpalaiduojam, va taip užlenkit, kad geriau laikytų kitai pusiai. Ir grįžtame į varlytės poziciją. Praplečiame kelius, pėdos ant šonų ir kitai kojai. Dabar sukam. Ir 1. Grįžtam. Ir 2. Man šitą pusę žymiai sunkiau. Ir 3. Visai atrodo neina, jeigu ir jums taip. 4. Patikėkit, visa tai normalu. 5. Va tokie disbalansai. 6. Va tokiais pratimais ir gydomi. 7. Gerai. 8. Gerai. 9. Gerai. Paskutinis. Ir ačiū. Atsipalaiduojam, suglaudžiame kelius. Sekantis pratimas 90-90 pasisukimai. Sulenkėme kojas, pėdos pilnai ant žemės, išsitiesėme ir dabar abudu keliai keliauja ant žemės į vieną pusę, pasisukame į priekinio kelio pusę ir atsispaudžiame su krūtine žemyn. Pakylam, keičiame puses, neskubėkit, atverkite kelius ir nusileidžiame į kitą pusę. Lėtas kontroliuojamas judesys. Pakylame kontroliuojamai, atidarome pradžioj vieną kelį, po to kitą, persisukėme ir jeigu norit, pabandykite nusileisti be rankų, nesiremiant rankomis. Pakeičiame puses ir leidžiame su krūtine, jeigu išeina, per rankų. Grįžtam,
keičiam pusės lėtai, kontroliuojamai ir leidžiamės. Gerai, keičiam, opa, opa ir leidžiamės žemyn. Gerai, grįžtame, keičiam. Dar po kartą kiekvieną pusę. Pasisukam, leidžiame su krūtine. Grįžtam. Keičiame pusės. Leidžiame su krūtine. Ir grįžtam. Liekame tokioje pačioje pozicijoje. Tik dabar pasitaisykite, jeigu reikia, už nugaros turėkite erdvės. Vėl sukame kelius į vieną pusę, sukame korpusą toliau ir atsigulame ant žemės su ranka siekiant į viršų. Atsigulam, atsipalaiduojam, grįžtam, keičiame į kitą pusę, persisukam ir nusileidžiam žemyn. Gerai, dar po kartą, grįžtam, keičiam pusės, sukam kelius į kitą pusę, nusileidžiam žemyn, siekiam ir šonas, ir kojytės gali pasijausti tempime. Grįžtam ir paskutinį kartą persisukame ir siekiam, atsigulam. Ir grįžtam. Gerai, paskutiniai pratimai. Atsipalaidavimui išsitiesėme, kojos tiesios, rankos tiesios, pasiražom, išsitiesėme viršų, esate ilga, išsitieskit. Ir dabar gražiai po vieną koją pritraukime prie krūtinės ir jas apkabiname. Lengvai pasviruoti galite į šalis, jeigu jaučiatės komfortiškai. Ir iškeliame rankas ir kojas į viršų ir išpurtom. Visaip išpurtom, ar švelniai, ar agresyviau, taip kaip jums jaučiasi, bet leidžiame kūnui išsikratyti. Atsipalaiduojam, pakylame į viršų, tai tiek šiandienos treniruotės. Jau sesija baigta, jeigu norite papildomai galite praktikuoti kvėpavimą savarankiškai. Praneškite, kaip sekėsi treniruotėje, susitinkame kitose mankštose, jau laukime periodo ateinant, nepamirškite savimi rūpintis su meile sau. Susitinkame kitose mankštose. Iki!